Jūs manęs nemėgstat, visą kitą. Nu, aš jūs mėgstu ir ką. Ir ką jau padarysi čia. Ir nieko mes nepadarysim. Tiesiog matome tokį Rolandą, koks jis yra. Kartais itin rimta, kartais besijuokianti, netgi visai be priežasties. Nu, būna tokį, ta prasme, juoko priepuoliai. Nu, aš nežinau, čia taip. Čia labai normalu. Ja, būna. Debilis. Sėdė, pradedi žengti. Žinau, iš ko juokinga. Abelė juokinga. Aš dar gal kaip jis sugebėjo užpildyti anketą, gal interneto nežvelgia. Žinai, nuspaudžia vieną mygtuką ir jam jau juokas dalėjo. Kažkas už jį turbūt užpildė. Aš noriu grot. Noriu daryti muziką, man patinka šis. Tai yra mano mėgstamiausias dalykas. Nežinau, už kokį mane čia dainavimą paėmė. Gerai. Pavaryk 100 000, aš noriu pasijuokti. Žvaigždės pasilikit savo, mums reikia 100 000, tada prabangiai gyvensim, dešrom kūrensim, vargo nebus. Štai čia kelyje į žvaigždės linksmasis Rolandas atšventė savo gimtadienį. Tiesa, kažkodėl jo sieloj šventė nebuvo tokia stipri. Liūdna, aišku, bet ką padarysi. Tai gal bent jau jūsų gimtadienį visada nusiseka. Tos sienos užknisa, kad nematai saulės ar šviesos. Tenais iš viso laiko nėra. Neegzistuoja ten žodis toksai kaip laikas. Gyveni, elektros šviesa ir noris išeiti, aišku, kad nors. Kad ir ant stogo, kodėl nesivedėt, ką? Žulikai. Turiu gal teisę į suknistą vieną norą. Gimtadienio proga bent jau, kaip pasiteisinimas skamba, bet vis tiek. Ha? Ką žinau, visus paleiskit 15 minučių. Tai nėra daug. Naktinio Vilniaus pasižiūrėt. Tik tai tiek. O po to neišvengiamas minuso vakaras. Tai girdėjau, ponas Rūlė, gavot minusą? Tikrai negali būti. Negavau, va kas gal, tai parodys kurčiai. Kaip dar netėjau. Aš ta prasme čia netėjau žaisti. Tai yra taip, aš atėjau, o taip. Netėjau žaisti ir pyktis ten, žinai. Jis atėjo groti. Aš ta prasme, aš atėjau tik tai, ką aš mėgstu. Man tai aš mėgstu, tai buvo tas, ten atėjusi pliusai, minusai. Nu, tik jie buvo ir bus ir visada, nu, ir kas. Labas rytas. Kaip miegojai mano širdį. Tiesa, dėl miego. Ar todėl, kad nesimiega, ar todėl, kad kūrybinių kančių nukamuotas iškart galėtų pasiekti mikrofoną, Rolandas arba Rūlė, kaip jį čia visi vadina, dažniausiai renkasi miegą repeticijų salėje. Ai. Geriau tas šokių mokytojas neteitų. Šiandien bent jau. Nesuprantu čia prie ko, ta prasme, muzika ir tas sportas. Tas kaip jis prakaito vampyras ateina ir strojina. Man tai ten... Iš viso aš su sportu nieko bendro neturiu. Man tai geriau taip pagroti. Bet tai žinai, kad tu scenai turi išmokti judėti. Judėti. Žinot, tikrai nepakenks. Ne, bet tai kam tie atsispaudimai, visą kitą, aš apie tai kad pajėgtum ilgiau judėti, neuždusdam. Nu jo.
Ne, aš, nežinau, čia irgi priklauso, kokį stilių ten dainuoja. Žinai, va čia dar reikėtų tau truputėlį pakeisti šukuoseną, nes tai labiau tinka, labiau veža publiką. Su šukuosenom, žinokit, aš visai net į kalbas nesileidžiu. Ledis, kur, ne. Žiūrėk, kad aš Mikis padarė. Ten gerai, jis galė susuvėlė. Nieko visai, ką? Gerai. Aš jau pergyvenu. Nieko. Rūliai patiko. Gal visai, tarp kitko, gal visai ir nieko, ačiū. Smagu. Sakau, galvoju, blecha, mucha, jau buvau pasiruošęs kokiu tai šmikiu išvadint, bet pasirodo šaunuolis. Patys matot, sunku jį apibūdinti keliais žodžiais. Linksmas? Taip. Jautrus? Taip. Norinti siekti savo ir dainuoti? Sniego karalienė, stebuklingoj pily, jeigu nori gali. Atrodo, kad taip. Man gaila. Pasiduok